Labas, čia Ramūnas iš atmerkakis.lt. Daugelis jūsų, kiek klausimą, kai uždaviau, kas iš tikrųjų svarbiausia jums gyvenime šiuo metu dabar, tai daugelis pasakėte, kad rasti vidinę ramybę. Ir būtent šiame video, taip trumpai pakankamai norėčiau labai greitai pasakyti būtent, kaip tą vidinę iš tikrųjų ramybę rasti, nes yra daug žmonių, su kuriais dabar dirbu, su kuriais kontaktuoju ir daugelis iš jų būtent tos ramybės vidinės labiausiai ir neturi, nes yra daug rūpešių, yra daug visokių dalykų ir didžiausias pasteisimas visą laiką yra koks. Neturiu laiko, neturiu, sakykime, pinigų ar neturiu tam tikrų dalykų, dėl to man reikia būtent šiuo metu susikaupti. Bet kaip sustoti šią akimirką, kaip sustoti būtent tam, kad iš tikrųjų išvalyti tą protą ir išvalyti tos dalykus, kurie kelia rūpešius. Ir paprasčiausiai, vienas paprasčiausių procesų, kaip galima tą vidinę ramybę rasti, tai yra, kad daug yra dienoj dalykų, į kuriuos žiūrint, į kuriuos fokusuojant, yra labai daug matoma, ko nenorima. Ir kai yra, sakykime, paimkime tai 50% norima dalykų, apie ką galvojame, ir 50% ko nenorime. Ir kai mūsų tas būtent kiekis yra didesnis, ko nenorime, ir kai fokusuojamės, tada yra 17 sekundžių, kai, pavyzdžiui, pasiemam mintį vieną, pasiemam kažkokią, sakykime, ar aš ten kažkoks blogas, ar kiti blogi, ar kažkoks nesugebintis to ir to padaryti. Ir mes, kai laikome tą mintį 17 sekundžių ir ilgiau negu 17 sekundžių, automatiškai panašios mintys pradės kauptis šalia. Reiškia, toksai yra įstatymas, kaip ir vienintelis ir pagrindinis, kuris viską vos nediktuoja, tai yra Law of Attraction vadinasi. Tai yra tiesiog traukos dėsnis. Ir būtent jo toksai kaip ir apibrėžimas yra, kad tai, kas yra būtent tai, kas jau yra, sakykime, objektas ar dalykas ar mintis kažkokia, tai būtent tas pats dalykas pritraukia labai labai panašius į save. Ir būtent kai mes 17 sekundžių tam tikrą mintį laikome savo mintyse, savo galvoje, mes labai labai panašias pritraukiame mintis. Ir kai mes pradedam mintis savo pritraukti, po tam tikro laiko, kai mes pradedam vis galvoti tą pačią mintį, panašias mintis ir pradedam kauptis, ne, jeigu, pavyzdžiui, blogai gyvenimas, tai žiūrim ir tas blogai buvo, ir prisiminam tą blogą ir tas, ir viskas, kas susijęs su tuo, pradeda būtent ryškėti, kas atitiktų panašiai tas mintis. Ir mes, kai būtent tą turime, mes išaugdiname save link to tikėjimo ir įsitikinimu, kad būtent taip ir yra, kad toks gyvenimas ir yra. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra blogai, jeigu mes niekada galvojam, kad niekada neturim laiko savo, niekada negalim rasti ramybės ir panašiai, mes kaupiame tas mintis. Ir kai mes kaupiame, būtent tas dėsnis pasako, kad mintys tampa veiksmais, o veiksmai tampa daiktais ir rezultatais. Tai reiškia, kai turime mintis apie neramybę arba kažkokius tai, sakykime, problemas, mes automatiškai tas problemas dar labiau kūrime. Ir jeigu mes nenustosime kitaip galvoti, kitaip mąstyti, atmerkti akis į aplinkybės, į visą situaciją, jeigu mes nepradėsime visai kitaip matyti, mes nieko kito neturėsime, tik tai, ką žiūrime, ką daugiau kūrime, ką galvojame. Ir būtent 17 sekundžių. Reiškia, kaip dabar galime rasti vidinę ramybę čia ir dabar. Pradėk galvoti apie tai, ko tu nori. Pradėk bent jau 17-20 sekundžių. Palaikyk mintį apie tai, ko labiausiai nori, kas labiausiai jaučiamas, kai, pavyzdžiui, galvoji kažką, apie ką labiausiai galvodama gerai jauties. Ir būtent palaikyk 17 sekundžių, tada kitos mintys, dar palaikyk 17 sekundžių, dar viena mintis ateis, dar kitos mintys ir panašiai, ir pamatysi labai greitai, per minutę, per 2 minutės, tu gali labai greitai rasti tą vidinę ramybę. Ir kai žiūri, rasti vidinę ramybę nebūtina išvalyti mintis. Būtina tik tai fokusuotis į tai, ko tu nori labiausiai. Nes, kai tu fokusuosis tai, ko labiausiai nori, pradėsi galvoti, pradėsi elgtis taip, kaip labiausiai nori, pradėsi fiziniam, sakykime, mūsų šitam pasaulyje, pradėsi matyti ir pradėsi realizuoti tuos dalykus, kurių labiausiai nori. Ir kai gauni tai, ko labiausiai nori, tu tada būtent ir jauties tą pasitenkinimą, užtikrinimą ir vidinę ramybę. Ir čia yra paprasta paslaptis į tą vidinę ramybę, o meditacijos visokios, visi atsipalaidavimai, visi kita, ar ten, sakykime, masažai, bet kas bent jau šią akimirką gali tau asistuoti ir padėti, nuraminti, ar ten nuskusnamieji kažkokie ir panašiai, nuraminti tavo mintis apie tai, ko tu labiausiai nenori, kurie atpalaiduoja būtent visiškai tave nuo tai, ko tu nenori, leidžia tau susikaupti ir fokusuotis apie tai, ko labiausiai nori.
Ir būtent nėra, rasti vidinę ramybę nėra, čia dar kartą pakartosiu, būtent rasti vidinę ramybę nėra nustoti iš vis apie nieką galvoti. Tai yra nustoti galvoti mintis, kurios sukelia nepasitenkinimą, kurios sukelia nepasitikėjimą, kurios sukelia, žodžiu, nepatogumus tau, o blogas jausmas ir mintis, kuris sukelia blogą jausmą, tai yra mintis, kurią galvojant tu meluoji savo. Reiškia, pavyzdžiui, jeigu aš žinau, kad gyvenimas yra gražus ir aš noriu tikėti, kad yra gyvenimas gražus, bet aš pasirinku žiūrėti į tai, ko aš nenoriu, kaip aš matau, aš tada blogai jausiuosi visą laiką, nes tai, apie ką aš galvoju, kaip aš matau pasaulyje, praneša man, kad tai nėra tiesa ir jeigu aš toliau tai fokusuosiuosi ir į ten žiūrėsiu, aš gausiu tokius dalykus, kurie mane gyvenime nepatenkins. Tai va. Tai sekantis žingsnis, ką jums reikėtų daryti, rasti vidinę ramybę. Jeigu blogai jauties, žinok, kad žiūri ten, kur nenori. Reiškia, daryk viską, mesk viską. Šią akimirką mesk viską, ką tik gali ir pasirink. Ar tai dainą paklausyk, ar tai juokelį kažkur tai paklausyk, ar su kažkuo pakalbėk, kas labai linksmai kalba ir panašiai, kad galėtum atsipalaiduoti ir atleisti save nuo minčių, kurios tau atneš tik tai, ko nenorėsi. Tai va, tai toks paprastas vienas iš tų žingsnių yra, kaip rasti vidinę ramybę. Tai yra paleisti visas mintis, kurios tau neleidžia rasti vidinę ramybę. O vidinė ramybė yra tada, kai tu žiūri, eini ir darai ir turi tai, kas tau labiausiai svarbiausia ir tau patinka gyvenime. Tai va, čia Ramūnas Karpuška, atmerkakis.lt. Jeigu turite kokių klausimų, rašykite, siųskite privačias žinutes ir tada žiūrėsim, kaip galime jums padėti. Iki.